Šiemet naudojau Humilat Grow. Pernai kviečiam naudojau. Šiemet miežiam naudojau. Apvėliau sėklą. Efektas matėsi labai gerai. Šiaip labai gerai matėsi Humilato efektas ant šaknų, ypač pradinėse stadijose. Nes kadangi naudojau tik tai apveldamą sėklą, tai šiaip reiktų darytis kontrolę, pasižiūrėti dar su papildomais purškimais. Mineralinių trąšų šiek tiek sumažinau, iš vis nebenaudoju kalio, tik tai fosforo trąšas įterpiu į eilutę, ta prasme sėjos metu. O azotą stengiuosi neviršyti tų visų leistinų normų, tai realiai kviečiuosi su 140 veiklios šiemet, pernai su 120 veiklios. Šiemet, kai toks pavasaris, tai labai taip įdomiai buvo, gavom čia ir sniego, ir krušos, ir lietaus buvo, čia tokie, žodžiu, ten kur žemos vietos viskas išmirko. Daugiau kaip ir taip viskas, daugmaž, kaip sakant, labai kaip ir normaliai. Ypač su žieminiam kultūrom viskas gerai, tik vasarojus prasak. Žemės ūkį kaip ir visur pilna tų visokių iššūkių. Tai, kas daug nuo mūsų nepriklauso, ypač šitie visi, kaip iššalimai tokie būna. Pavasario to šalnas visas tokių nenumatytų pridaro, tai manau, kad papildomai tie visi gal purškimai visokie tokie su huminiam rūgštim gal tokį biškį ir atsparumą padarys. Kažkiek tai lengviau gal jam bus. Šitose miežiuose yra humilatas panaudotas 2 litrai tonai apvelta sėkla. Sudygus pamačiau, kai buvo maždaug miežiai kokių 7 cm aukščio, tai šaknis buvo, daugiau šaknų buvo, palyginus naudotų su kitų produktų, kur be šitų.